Taip, tai miego kokybei turi reikšmės daugelis faktorių. Mes endobiogenikoje galbūt labiausiai kreipiame dėmesį į mūsų autonominės nervų sistemos būklę. Tad jeigu šiuo metu vyrauja vadinama simpatinė įtampos nervų sistema, tai vargu ar miegas bus labai tolygus ir greičiausiai žmogus atsikels nepailsėjęs. Taip pat yra labai svarbu, kokia yra mūsų virškinimo sistema ir būtent kepenų būklė. Tarkime, žmogus nėra ką tik pavalgęs ir nuėjo miegoti. Taip pat yra labai svarbu žinoti pagal kraujo tyrimą iš endobiogenikos ir pagal, aišku, žmogaus pasakojimą, koks hormonas tuo metu yra išsireguliavęs. Tai jeigu, tarkime, žmogus linkęs prabusti kokią 4 valandą nakties, 5 ryto paryčiais, greičiausiai, kad bus jo labai aktyvus kortizolis. Tai žinant paciento nusiskundimus ir matant endobiogeninį kraujo tyrimą, išties galima labai daug suprasti apie žmogaus miegą.